Na, sveiki atvykę į Stitches and Copy with Jurgita kanalą. Ir šiandieną geriu iš tokio kaip ir puodelio skaitosi. Čia yra tokio viešbučio pavadinimas Michigan mieste Indianoje. Čia, kur buvo po mūsų vedybų, mes ten pasilikom naktį permiegoti ir kaip tik tai buvo prieš 25 metus, nu ir maždaug 2 savaitės. Taip. Tai štai ką aš geriu ir geriu iš Lietuvos parsivežtą, kaip ten, ne Folgers, tą kavą. Žodžiu, truputėlį Lietuvos šiandien yra, nu, man atrodo, buvo ten vokiška kava, bet vis tiek Lietuvoje pirkta. Ir truputėlį mūsų vedybų metinių toks šventimas tęsiasi. Na ir padėjau kavą į šoną, kad galėtume pakalbėti apie siuvinėjimą įvairių, ne tik tai kryžiukais. Taigi, štai ką matote prieš save, kaip visada. Aš dažniausiai pradedu mėnesį su mano išlepintų vaikų Astos schema ir aš visą laiką pamirštu pasisveikinti su tais, kurie pirmąsyk netyčia užkliuvo ar buvo pakviesti, pamatė mano kanalą. Tai sveiki, tikiuosi patiks visi darbeliai, ką rodo, ar bent kažką tai ir pasigrožėsite jūs ir pradėsite sirgti už kai kurios iš jų, kaip dažnai stebintis kanalą yra. O jeigu vis grįžtate ir ypač jeigu paspaudžiate tą subscribe, pasirašyti, ir rašote komentarus, sveiki vėl. Ir tikiuosi pamatysite savo mėgstamus darbus čia šitam video. Taigi, šiandieną yra lapkričio 1, tai noriu pasveikinti visus su visų šventųjų diena. Žinau, čia vėlinių laikotarpis. Vakar, kai kalbėjau su mama iš Lietuvos, tai jie buvo dabar pas jos sesę, mano vyriausia teta, jai suėjo 86 metai, kaip tik gimtadienis švenčiamas buvo. Ir kaip visada jie keliauja po kapines ir uždegs žvakutes ir po to keliaus kitą dieną pas mano tėtės pusę, link ten Šiaulių, ir sakė, šiaip neįmanoma privažiuoti prie kapinių, tai tikiuosi, jeigu jūs visi važiavote prie kapinių, kad sugebėjote ten rasti, kur pastatyti mašiną, jeigu važiavot su mašina. Žinau, čia pas mus taip Amerikoje niekas taip nešvenčia tokių vėlinių, nes šiaip keliauti siaubingai yra toli, dažnai kartais per visą šalį ten skristi reikia tiesiog, ir gal dėl to nėra tokių tradicijų, nors žinau, vėlinės tai yra iš pagoniškų laikų, lyg tai atėjusios labai senos tradicijos. Ir kas čia dar tokio įdomesnio, žodžiu, aš užsidėksiu šiaip kokią kvapę žvakutę ir namie kaip ir palaikyti tą lietuvišką tradiciją. Na, o išlepintas vaikas yra mano siuvinėjimas, primenu, ant 18 kaunto aidos, pilnų kryžiukų su DMC siūlais. Man šiaip būtų buvę lengviau turbūt ant 16 siuvinėti, nes taip susigrūdė būna tie kryžiukai, bet vien dėl viso dydžio, kaip matote, pažiūrėkit, koks ilgas gaunasi, vien dėl to aš taip dariau. Ir nieko, kai kurie darbeliai bus kryžiukų, kai kuriuos, jeigu prisimenate, tai aš dabar siuvinėju pusiniais dažnai, 24-25 kaunto. Ir bus tokia įvairovė pas mane ant sienos. Taigi šitas mano išlepintas vaikas, tai matosi, kad jau nedaug liko iki eilutės pabaigos, ir šita dalis bus padalinta į 2, nes aš kiekvieną mėnesį turiu kažkiek išsiuvinėti likvidacijai ir truputį pasistengiau per visus metus, nes buvo 2 tokios linijos. Čia ant rankos nusideginau, žodžiu, su, kaip čia, plaukų, ne fenų, kaip kur sukti plaukus, žodžiu, nežiūrėkit mano ranką. Tai 2 tokios kaip ir eilutės gavosi. Ir po truputėlį per metus tiek siuvinėjau. Ir dar kokie, man atrodo, 2 metai taip liktų, jeigu po 2 eilutes dar siuvinėčiau, tai pažiūrėsiu, žodžiu. Po truputėlį jau eina, jau virš 56% yra išsiuvinėta. Ir kas liko čionais, tai man gaunasi truputėlį daugiau negu 1000 liktai ir turėtų gan greitai
pasidaryti, nes būdavo virš 3700 minimumų mėnesį daryti. Taip kad čia greitai turėtų užsibaigti ir matosi pagal nuotrauką va čionais, kad bus užbaigta jos rankovė čionais, tas, nežinau, kaip skarelė skaitosi, va čionais baiginėsis va grinai ir po to jau gruodžio mėnesiui pagrinde liks tamsios spalvos, kur yra ta mediena tenais spinta už šonų ir šešėlis krenta ant jos to kaip ir sijono dalies. Taip kad pradedu šitą ir pažiūrėsim, kaip atrodys jau pabaigta dalis. Ir neilgai truko ir man gabaliukas pabaigtas. Taip, nes nežiūrėjus netgi pasirodo, kad išsiuvinėjau 2121 kryželius čionais. Ir labai buvo sunku tiesiog sustoti ir neužbaigti to kampuko, bet man likvidacijai reikės vėl toliau siuvinėti, nors virš 1000. Tai galvoju, čionais truputėlį jau mažiau liko ir galėsiu greitai irgi pabaigti, gal irgi per kelias dienas. Ir kaip matome, ką padariau, tai čia jos rankovė visa ta pasibaigė ir ten toliau, kaip ir sijono, ten galas matosi čionais, jau prasideda ir aišku, gruodžio mėnesį čia bus daug tamsumos. Bet štai kaip atrodo ir gan greitai man palyginus siuvinėjusi. Ir žinau, kad čia labai pas jūs persišviečia, nes jau vėlyvas vakaras ir aš turiu visokiausias ryškės lempas susijungusi. Bet galvoju, kad tos, kur medžiaga matosi, ypač po tamsiais, tai siūlais, gal išplovus medžiaga truputėlį susitrauks, tai gal netaip matysis. Plus viską reikia iš toliau žiūrėti, nes šiaip per kamerą rodo viską netgi truputėlį šviesiau negu ką aš matau gyvai. Bet labai patinka ir dabar man saga rodo, kad turiu 57,6% jau pabaigta šito darbelio, taip kad labai nedaug liko man gruodžio mėnesį pasiuvinėti, nebent iš vis negalėsiu siuvinėti. Ir šita dalis bus užbaigta ir reikės galvoti, gal man truputėlį ne po 5 ten stulpelius paimti, bet truputėlį gal daugiau, gal po 6 kaip ir eilutėj. Nežinau, norisi, kad kuo greičiau jau kaip ir irgi pradėti eiti, nes prasideda antra pusė, bet vis dėlto dar labai daug yra likę kryželių padaryti. Taip kad nežinau, bet jau bent jau lapkričio mėnesiui darbelis pabaigtas ir susitiksim su jais gruodžio mėnesį užbaigti šitą dalį. Na, o dabar nusprendžiau pasiimti šitą vyno gnomą, kur pirkau ten praeitais metais galerijoje ir jie negrįžo šiemet galeriją pardavinėti tų medinių. Čia nėra labai kažkaip populiaru, bent jau pirmas sykį ir paskutinių sykį kol kas esu mačiusi pirkti ant medinių pagrindų, bet kai kur irgi pradeda jau čia Amerikoje plisti po truputėlį, bet aš turiu dukrą šį vakar vežti tinklinio praktikai ir kai galvą įsiskaidėjus negalėsiu nei turbūt bėgioti, nei vaikščioti, kaip buvau įpratusi, bet tada sėsiu kur nors teliam kampe, ausinukės įsikišiu, kad negirdėčiau triukšmo ir man atrodo pasiuvinėsiu. Ir nors nesenai esu palyginus pradėjusi šiemet, bet būtų faina, jeigu užbaigčiau iki naujųjų metų šiemet. Ir kol kas dar net 16% nėra taip, kad man dar daug dirbti čionais yra. Ir matosi čia 16 kaunto medinukas pagrindas ir siūlai čia jau ne viena atspalvė yra. Ir žinau, kad jeigu nelaisvai siuvinėjai, tai labai gražus kryžiukai gaunasi, bet aš turiu problemą, kai gale reikia užkišti adatą man užbaigti, tai sunku praeiti, nes aš patempiu daugiau siūlus, turbūt ne taip laisvai siuvinėjau, bet kryžiukai gaunasi gražus, lygus ir tiesiog neatrodo, kad būtų jie išsišokę kur nors. Žodžiu, reikia susigriebti man visus siūlus ir tuo neužilgo važiuosim. Nes jai prasideda 8 vakarė nuo 8 iki 9 iki pat uždarimo ir pasiuvinėsiu, tikiuosi, bet turbūt neparodysiu iš karto po tos dienos, gal po truputėlį dar tenais, kai turėsiu didesnį gabaliuką išsiuvinėsiu, gal tada aš jums parodysiu, bet štai kaip jį turėtų atrodyti ir ką pradėsiu. Ir sekantį nusprendžiau paimti tai savo Chatelaine Baltijos jūros mandalą arba Osci.
Ir štai ką matote, tai viskas iš viską esu aš išsiuvinėjusi čionais. Pradėjau viską nuo pat viduriuko, matosi, man atrodo, jum kaip blizga krainikas čionais pačiam viduriuke. Ir po truputėlį taip plėčiausi ir šilkiniai siūlai naudojami ir kai matot krainikas, truputėlį buvau pradėjusi spec diksnelių čionais siuvinėti pavyzdžiui, bet kažkaip po to pradėjau plėstis, norėjau per visą plotį bent jau išeiti, tai kaip matosi šita pusė dar nėra išsiuvinėta, kol kas čia daėjau iki pačio krašto pažiūrėti, kiek man lieka medžiagos ir medžiagos užtektinai lieka. Ir dabar noriu kelias nors dienas čia pasiuvinėti, nes ką buvau suplanavusi šiems metams, 23-iesiams, tai dar to nepasiekiau, tai noriu nors arčiau daeiti iki to tikslo. Aišku, tenais būtų įdomiau kai ką nors kitą užbaigti, bet kadangi šitas darbelis toks didelis, tai man reikia jį stumti toliau. Kol kas yra čionais viskas, kas padaryta, 14,35%, tai palyginus nedaug. Nors, kaip sakant, čionais jau taip viduriukas yra, bet daug spec diksnelių bus karoliukų. Aš rinkinį turiu kaip originalą, reikia siuvinėti su visais spec šilkiniais siūlais ir taip toliau. Taip kad pažiūrėsim, kaip atrodys viskas, kai jau bus padaryta, bet kol kas karoliukų aš dar jokių nededu, man atrodo, aš paprasčiausiai išsiuvinėsiu viską, ką tik tai galiu, nes reikės prasukti truputėlį, kad va tokio dydžio pastatas čionais būtų, nes matosi tas pagrindas va čia, kur bus. Ir po to, aišku, kitą pusę visą tą irgi reikia išsiuvinėti. Ir po to, jau kai eisiu žemyn, tada aš čia tos karoliukus dadėsiu ir reikės man pridėti, kad jie nespaustų pačio rėmo čionais. Gal į kitą pusę tenais prasukti, bet stengiuosi per daug, kad nereikėtų daug plauti, nes kai kurie šilkiniai siūlai yra, gali praleisti tuos dažus savo. Tai pilnai dar netikrinau, bet labai patinka man siuvinėti su šilkiniais siūlais. Taip kad pradedu, čionais tą maždaug teritoriją susikoncentruosiu ir dirbsiu kokias kelias dienas, kaip visada su pagalvių užvalkalais, kur buvau nusipirkusi, kaip ir iš padėvėtų, kaip sakant, gerai išploviau ir laikau juos, kad kuo mažiau dulkių, kuo mažiau riebalų nuo rankų prisiliestų prie medžiagos pačios, dažniau rankas plaunu ir dirbsiu dabar šitoj teritorijoje, kokias tikiuosi bent jau kelias dienas, kad nors kažkiek tai prastumti į priekį. Ir labai patinka man, kaip atrodo čia tas pastatas, toksai kaip samanų apėstas, kaip sakant, pilnus kryžiukus siuvinėju ir nesikeičia, kad ir nors keturkampis turi būti tas darbelis, bet belekai pasuksi, vis tiek visi kryžiukai bus į tą pusę, arba jeigu pasuksi į kitą pusę, tai taip, kad ta prasme nebūtų kiekvienas, va čia kaip jeigu tas būtų viršui, kad nebūtų va šitaip va. Žodžiu, man atrodo, to per daug tenais nereikia pergyventi. Ir man taip palengvina, kaip sakant, gyvenimą, kad nereikia galvoti, o čia, kad taip, jeigu pasuksiu šitas, kad bus viršui, kad būtų kryžiukai taip pat. Žodžiu, galutinio rezultato to per daug nepakeis ir daugiau nepapilpėsiu ir pradėsiu siuvinėti. Ir štai kaip atrodo dabar po 3 dienų darbo. Ir kaip matote, pagrinde visas dėmesys buvo šitoje vietoje, šitam pastate. Galim sakyti, kad pilnai viskas beveik išsiuvinėta, čia kai kurios vietos dabar buvo paliktos. Aš sako, variantę šiaip buvau išjungusi, kad nematyčiau nei spec visokiausių diksnelių, nei karoliukų, nei kariniko ir tik tai pagrinde liko kryžiukai šiandien, na ir aišku pusiniai. Tai matosi, kad pastatas visas kol kas buvo išsiuvinėtas su DMC siūlais ir tie tokie katedriniai langai tokie tamsus, tai matosi, kad šiandien irgi buvo naudota pusiniais kryžiukais, kaip sakant, ir truputėlį čianais spalvos įmesta, bet štai kaip kol kas atrodo su tais bokštais, visa tamsuma yra, o čia šitam rėme tai buvo naudojami šilkiniai siūlai. Ir galim sakyti, šitą kaip ir pabaigiau su visais kryžiukais ir tada po truputėlį vykau į viršų ir čia matosi, kad toks laivelis, burlaivis bus čia
kaip tenais vadinasi, ta medžiaga, kur pučia vėjas, o čia bus pagrindas, kur žmogus, pavyzdžiui, gali ten sėdėti ar ne prie vandens. Ir čionais jau galima jau atpažinti kaip ir tą bokštą. Ir toks tipinis būna bokštai su raudona spalva irgi. Ir aišku, čionais petito kryžiukais bus ar kaip siuvinėjimas ten paukščiukas ar kažkas tokio. Bet kol kas tiek yra. Reikės pasižiūrėti, gal kitą sykį jungusi, kaip atrodo ten, ar yra spec diksnelių čionais, ar karoliukai, aišku, turbūt ir kreinyko, ar kokio nors tenais irgi bus blizgančio Rainbow Gallery ar ką, bet kol kas aš, kaip sakau, viską siuvinėjau, tai kryžiukų tik tai ir pusiniai šiandien buvau pasirinkusi ir tiek. Tai man atrodo, šiam mėnesiui užteks, aš turbūt jį išsitrauksiu dar ir kitą mėnesį kažkiek pasiuvinėti, nors kelias dienas, ir tada gal mano metinis planas bus įvykdytas. Taip kad kol kas dar yra laiko ir turbūt toliau čionais užbaiginėsiu viską ir eisiu čionais į viršų, na, o kitą metą jau galėsiu čionais susikoncentruoti šitoj vietoj, kiek išeina viršūnėliai. Ir pažiūrėsim, žodžiu, kaip eisis, bet štai kiek gavosi mano osci arba Baltijos mandalos. Na ir kaip visada, naujas mėnuo, nauja dalis mano Alien and Rowan ir Rowan arba Beloved Astos schema. Ir štai kaip turėtų viskas atrodyti ir štai kaip dabar yra. Tai iki metų pabaigos turiu užbaigti, primenu, šitą eilutę, taip kad į dvi dalis galiu padalinti. Tenais ir užbaigti, aš siuvinėju tai šitą darbelį ant 16 kaunto antikinės baltos aidos, pilnu kryželiu su SHS siūlais. Ir jie turi būti trumpesni, nes po to pradeda šiauštis veltis ir negražiai atrodo. Taip kad, kaip matosi pagal nuotrauką bent jau, tai prasidės čia, kaip sakant, jos visas veidas turėtų užsibaigti, bent jau šitoj vienoj dalyje. Ir po to liks tik tai va rankos kitą mėnesį su žiedu. Bus labai įdomu pažiūrėti, kaip tas žiedas atrodys, nes jų nėra taip detalės, gal irgi matosi labai daugiau apšviesta gal negu jos, nu pažiūrėsim, žodžiu. Bet 21 pradėjau, tai 24 tikrai planuoju užbaigti, nes kiek čia va liks, va grinai tik tai šita vietovė. Ir nieko labai nebus įdomaus žiūrėti, nors tik tai 21 simbolis iš viso yra, 9 grini ir 12 blendų maišytų spalvų, taip kad nėra labai daug sunkumų čia tikrai siuvinėti, labai lengvai palyginus siuvinėjasi ir jau senai bemačiau jo veidą, kaip sakant, tai jos dabar tik tai pasirodo, bet jau kitą metą, jau kai pradėsiu, tai nei jos nematysiu, tai nesinori ir užbaigti, nes tai labai patinka siuvinėti, bet norisi ir pamatyti visą tą jau išvyniotą vaizdą, žodžiu. Pažiūrėsim, kiek pratempsiu, bet štai kaip turės būti ir kaip dabar yra, ir tada pas jūs sugrįšiu jau, kai turėsiu bent jau pusę šitos teritorijos pabaigusi. Štai kaip atrodo po 2 dienų siuvinėjimo ir gavosi 2384 ir kiek tenais kryžiukai per 2 dienas man išsisiuvinėjo. Man atrodo, aš taip buvau pasilgus šito darbelio ir plus jisai nėra labai sunkus, taip kad gali tiesiog skristi ir buvo tiesiog sunku sustoti, nes kryžiuko namuose to likvidacijoje aš turiu kažkiek irgi padaryti ir nenorėjau kitos eilutės pradėti ir 1500 čia beveik palikau, bet pažiūrėkim truputėlį, kas man gavosi. Tai matome jos jau lūpos, taip yra jau apibrėžtos, nosis labai gražiai tokia, nesmaili ir nekampuota tokia nosis, jos rankos taip atsirėmusios į jo tą kailį, ar kas čia toks yra, ir matosi truputėlį jos žiedas čia taip, ir jo kaip ir ne apyrankės kailinio, čia kažkas jau pradeda matytis irgi ir aišku, čia bus daugiau tamsumos visokiausios, pamaišytų tokių, bet štai kaip atrodo, labai gražiai viskas gaunasi ir, kaip sakiau, tiesiog sunku sustoti. Ir man atrodo, aš ilgai nepaliksiu gruodžio mėnesiui
Šitą darbelį stengsiuosi kuo greičiau išsiuvinėti, kad aš galėčiau pagaliau atvinioti ir pamatyti jo veidą, nes pagrinde jau kurį laiką vien į ją žiūrėjau ir norisi jo abudu pamatyti. Taip kad, man atrodo, užteks šiam kartui su jais, paliksiu aš juos pabūti privačioje aplinkoje, kaip sakant, ir susitiksime su ta porele jau gruodžio mėnesį. Na ir sekantį nusprendžiau išsitraukti tai lietaus lašai ant blakstienų chimeros schema. Ir štai kaip turėtų atrodyti. Ir turiu dabar kol kas tik tai virš 6%, 6,09 ar kaip ten ant sagos. Ir štai kur turėtų baigtis visas darbelis. Ir siuvinėju ant 25 kaunto, kai vadinasi Easy Grid Luganos, kur jau yra tenais šitas liktai turėtų išsiplauti, ar kaip tenais einasi. Ir ką aš darau, nors pusiniai siuvinėju, tai bus mano viršutinis kaip dygsnelis, o ne kaip tipiškai kaip pusiniai siuvinėju šitaip, nes matosi, kad tie lietaus lašai krenta šituo kampu, tai galvojau, geriau gal irgi būtų, kad pusiniai eitų taip kartu pagal tuos lašus. Tai štai kur pradedu būtų labai fainai man keletą procentų pasiuvinėti, nes dizainas 350 ant 350 ir plus aš dabar sumašiau, kad nenoriu, kad grinai link čia va tai būtų schema uždengta rėmų ar to pasporto vadinamoju, tai kai siuvinėsiu čionais arba pavyzdžiui toliau siuvinėsiu čia, dadėsiu keletą dar eilučių, kad galėtų užsidengti, nes jeigu būtų čia užtektinai daugiau vietos palikta schemoje, tai gal būtų normaliau, bet dabar nenoriu iš vis, kad prieitų prie pat to galvos aptangalo. Taip kad štai kaip yra ir taip, Chimera dabar davė šitą schemą su 60 simbolių, 53 grynieji ir 7 blendai. Ir aš šitą darbelį supradėjusi tik truputėlį daugiau negu 2 metai atgal ir palyginus nedaug esu išsiuvinėjusi. Tai nors kas kažkiek tai po truputėlį, kol jisai netaps mano pagrindiniu darbeliu. Arba taip po truputėlį eisiu aš į priekį. Ir per tas kelias dienas taip pagaliau geriau susidraugavau su šituo darbeliu ir man pradėjo greičiau eitis. Tai kaip ir anksčiau visus kitus dirbdavau, kaip sakau, čionais daug aš darbelių bandau pirmą sykį, visokiausias technikas ar medžiagą ar siūlus, ar kaip čionais pavyzdžiui dar plus kryptis, kaip einasi, tai kaip pagaliau užpildžiau tenais, kur buvo tuščios vietos ir kai pradėjau paimti mažesnius gabaliukus ir grinai toje vietoje dirbti, kaip įpratusi aš buvau, tai daug greičiau pradėjo lėkti. Aišku, vis bandžiau, kad nepalikti tenais kabančiųjų siūlų kaip čia, vis dar tas bandymas vyksta ir gal palyginus neblogai, nors aišku, sagoje tenais reikia man biškį kaitaliuoti tą patinę, kai teritoriją esu pasižymėjusi tenais, tai kaitalioju, kad ten jeigu kelis noriu žemyn, pavyzdžiui, čionais nueiti, tai po to vėl pakeliu į viršų, kad man nerodytų vienetinių čionais kur nors. Bet štai kaip atrodo ir čionais jau pradėjau, kaip matosi, kokia buvo viršutinis simbolis, kokia spalva, tai aš dar 2 dadėjau iki viršaus, kad, kaip sakiau, kad būtų truputėlį daugiau erdvės rėminant, kad nebūtų grinai čionais, gal galėjau ir dar daugiau, bet čia gal kai taip keistai atrodytų, o čia, pavyzdžiui, matosi, ten turėjo būti tik viena, bet kai daugiau, tai kitaip yra. Ir stengiuosi grinai tą patį siūlą naudoti, tą pačią spalvą ir štai kaip atrodo. Ir, aišku, čia jums daugiau persišviečia tos tamsios spalvos, tai medžiaga vis tiek, kamera ir medžiaga kitaip yra. Ir štai kaip atrodo palyginus su originalu ir matome, kad grinai, tas pats grinai gaunasi čionais, va, kaip ir pačioj nuotraukoj, tai kol kas labai gerai. Ir aišku, tose vietose, kur čionais buvo va, pačiam priekyje, tai kai čia pradėsiu toliau siuvinėti, tai aš dadėsiu tada dar tas vis eilutes iš šonų, kai pagausiu, kokia spalva ten yra. Tai truputėlį man daugiau čionais darbo bus, bet nieko. Tas pats bus ir šone.
Ir tai ką, turbūt, manau, paimsiu dar ir gruodžio mėnesį, truputėlį dabaigsiu, nes čia jau grinai pabaiga bus ir aišku dar plus du dar dygsneliai čionais bus ir tada gražiai taip užsibaigtų metai su eilutės pabaigimu. Ir tik tai čia kabančius palieku, nes žinau, kad tuoj pat aš juos pradėsiu kitą sykį ir kai kuriuos va palikdavau šitaip. Ir tik tai tas vienintelis čia toks likutis yra maždaug per vidurį, vis pamirštu, kad taip kitose darbuose darau, o čionais ne, bent jau toks bandymas yra ir pažiūrėsiu, kaip man toliau eisis. Gal persigalvosiu, gal vėl tenais kabančius liksiu, bet žodžiu taip. Ir matosi, kad čia jau truputėlį daugiau į apačią maždaug pusės stulpelio pasitraukiau, negu kad čionais ten, kur tik tai būdavo po kelis. Tai va tiek yra su mano lietaus lašais ant blakstienų. Kol kas labai patenkinta, sakau, kaip džiaugiuosi, kad susidraugavau daugiau su šito darbeliu, nes anksčiau, kai didesnė teritorija, tai vieną paimdavau ir iki galo, o dabar, kai čia pasiėmiau po mažiukus gabaliukus, tai man tai kažkaip atrodo, bent jau greičiau einasi, nors aišku, ten tie vienutinių dygsnelių būna daugiau. Tai tiek šį kartą su šituo darbeliu, pamatysim jį už mėnesio. Na ir sekantį darbelį nusprendžiau pasimti tai šitą Lanartės azijietišką porelę, nes dabar lyg tai buvau užsitraukusi ar tik tai Liepos mėnesį, ar kada, tai sakau, reikia iki naujųjų metų dar kartą man ant jau pasiuvinėti ir ypač kai taip lengvai gaunasi tas siuvinėjimas, jeigu esate dirbę su Lanarte darbeliais, tai žinote, kaip gražiai viskas einasi ir čia yra medžiaga iš rinkinio, primenu, 27 kanto medžiaga spausdinta tokia, nes kitoje pusėje yra grinai kaip ir balta beveik tokia medžiaga ir yra su pilnais 2 kryželiais, su 1 kryželiu ir yra, man atrodo, dar blendas kažkur, tai reikia prisiminti. Ir keletą vietų tenais nėra, kur bus užsiuvinėjama grinai, tai ir čionais va. Šitoje vietoje nieko nėra. Ir šį kartą noriu gal kokius 800, bent jau, man atrodo, kryželių, bent jau buvau pasirašiusi taip, kad reikia man padaryti, tai buvau kaip metinius tokius planus pasidariusi, tai būtų neblogai dabar taip pagauti. Ir turbūt čionais toliau dirbsiu ant merginos galvos puošenos šitos ir pažiūrėsim, kaip ten eisis. Man atrodo, čia nebus labai daug įvairių spalvų, man atrodo, gal čia viskas viena spalva eis, nežinau, tokia tamsiai ruda, bent jau čionais yra, neatrodo kaip juoda, kad čionais kad būtų, bet pažiūrėsim ir tada susitiksim jau, kai gabaliuką būsiu išsiuvinėjusi, nes, kaip sakiau, bent jau man labai lengvai einasi ir aš šitom darbelėje nieko nesibraižau, jokių tenais linijų ir siūlus irgi tenais neparkuoju, kaip sakant, paprasčiausiai paimu siūlą ir užbaiginėju kiek tai galima teritorijų ir po to paimu tenais vėl sekantį. Pažiūrėsim, kaip šį kartą darysiu, bet štai kaip atrodo ir susitiksim po kažkiek tai kryželių. Štai kaip dabar atrodo po kelių dienų siuvinėjimų ir po to sekė kelios dienos, galim sakyti, nei vieno kryžiuko. Matosi šita jau teritorija visa pabaigta, išskyrus čionais tas kelias vietas, kur, man atrodo, ten viena spalva bus pritaikyti ir tada bus visas tas gabalas užbaigtas. Ir matosi mėlynos tos spalvos čionais eina žemyn truputėlį irgi. Ir plaukai užsipildo ir čia tai tikrai net ne juoda spalva yra. Ir štai kaip atrodo, gavusi virš 1300 išsiuvinėta per tas kelias dienas ir jau turiu aš iš viso 21% su truputėliu padaryto. Čia, ką matome, grinai linija čionais baigėsi. Taip kad padėsiu savo parelę iš šoną ir kai išsitrauksiu kitą sykį, tai turbūt toliau eisiu žemyn, gal čionais šoną ir jau prasidės visas grožis žemiau.
Ir šį kartą pasiėmiau Brooks Books siuvėjos siuvinėtojos alfabetą. Ir kaip žinote, aš jį šiais metais kiekvieną mėnesį po raidę siuvinėjau, tai 2 raidės liko Y arba ilgoji, tipo yarn, tai kaip ir mezgimo būtų siūlai, ir Z raidė. Ir galvojau gal pabandyti šį mėnesį abi raidės padaryti ar kaip, bet žinau, Z raidė turėtų būti daugiau siuvinėjimo paskirta, bet gruodžio mėnesį aš norėčiau daugiau gal paskirti dėmesio ne kad X daryti siuvinėjimams, kryželiams, bet gal užbaigti kai ką, pavyzdžiui, tos ornamentus, nes man labai kažkaip tas labai sunkus kaip ir žingsnis daryti grinai, nes nesu daug dariusi, tai užtat ir galvoju, kad taip ir bus. Bet pažiūrėsim, kol kas reikia padaryti bent jau vieną tą pirmą raidę ir tada apsispręsiu, ar aš noriu daryti Z raidę dabar ar jau gruodžio mėnesį. Ir kaip matote, visokiausių yra dalykų ir su krainikų naudojimą, ir į raidėje bus taip pat kaučingas tas, nes bus labai ilgi siūlai. Nes kaip ir mezgimo siūlai, tai jis nebūna kaip dešros, to turėtų būti gražus, lygus ir tiesus. Taip kad pažiūrėsim, kaip taip man išeis ir susitiksim jau bent su viena raidė pabaigta. Ir kaip matote, jau neatsilaikiau ir užbaigiau abi paskutinės raidės vienu kartu, nes raidė I tai nebuvo labai daug ten ką siuvinėt. Tik maždaug 553 man gavosi bent jau kryželiai, tai įskaičiuojant ir visą biesą. Tai pasižiūrėkim, ką pirmiausia ta raidė I turėjo, kaip ir mezgimo siūlai. Tai 2 akytės, į mus žiūri katytės akytės, tai čia buvo, aišku, tie žali karoliukai, kur ir kitose vietose buvo, pavyzdžiui, kaip raidė U. Ir kas čia toliau truputėlį, čia buvo apvesta su baltu siūlu čionais, kaip ir, kad pamatyti geriau tą I raidę. O čia tuos siūlus, tai aš kaip ir dariau, kaip ir kaučingą su nematomu siūlu. Pritaisiau keliose vietose, tai dabar taip atrodo daug laisviau, nes buvo įtemptas ant rėmo ir dabar aš jį nuėmiau nuo rėmo ir atrodo truputėlį taip laisviau. Bet štai kaip atrodo, ir jeigu jūs siuvinėsite, kaip ir aš, kad mėgstu daugiau iš spalvotos schemos šitam dariau, žiūrėdama, tai jeigu norite tą daryti, suprasti, kurią spalvą kur naudoti, tai žemiau yra dar vienas lapas, ten yra juodai balta schema ir ten pažymėta yra skirtingais simboliais tie visi kaip ir biesai tenais, kokią spalvą kurią naudoti. Tai siūlyčiau tenais pažiūrėti, nes spalvotoje schemoje tenais viskas, galim sakyti, viena tokia linija yra pažymėta ir nesuprasi, kur kokia spalva, nes iš pradžių tai aš tiesiog žiūrėjau į duotą išsiuvinėtą paveiksliuką tenais, nedidelio dydžio yra, kad maždaug pastebėčiau, čia tamsesnis ar čia šviesesnis, taip turi eiti, žodžiu taip. Tai juodai baltoji schemoje bus daug geriau tai stebėti. Ir ką daugiau, čia nieko, tik tai, kad buvo juoto siūlų, kai kur tenais kaip yra apvesta tą rėmą daryti ir viskas. O čia tas kaučingas, tai buvo su 2 visi tie siūlai. Na, o raidė Z tai buvo daugiausiai spalvų naudojama raidė, nes kaip matote, vis keičiasi kaip vaivorykščiai tokie ir stipresni tokie pasikeitimai ir mažesni, nes vienoje vietoje ten irgi buvo paėmusi truputėlį skirtingą atspalvį, nes turėjau senesnių siūlų. O vieną iš naujesnių siūlų, pažiūrėkite, grinai kaip atrodo tas pats, taip, čia tik tai truputėlį, kad pažymėjimas truputėlį buvo pasikeitęs, va čia pagal tuos įrašus šitoj vietoj ir čia pavyzdžiui mažiau, ar ne. Ir gerai, kad aš turėjau dar taip pat DMC tą kortelę visų siūlų, bet pasižiūrėkite tas pats numeris, kaip skirtingai matosi. Čia toks violetinis daugiau, toks tai ir ružavumo daugiau. Tai grinai toks pasikeitimas didelis buvo. Ir pagal spalvų paletę paieškojau ir radau, kad liktai šita yra tikroji spalva. O kadangi aš šitą turėjau, tai galvoju, tokiam mažesniam darbeliui, tai nieko bus bloga. Jeigu čia truputėlį atspalvis kitoks bus, tai aš ir jį toliau naudosiu. Tiesiog perbraukiau, kad žinočiau, kad tas blogas, kad jį naudosiu kokiems tokiems mažiems darbeliams, kad nebūtų didelio tokio skirtumo. Ir va čia grinai ir buvo, čia tikrai truputėlį to pasiuvinėta ir viskas. Bet labai daugiausia siūlų iš viso darbo
keitėsi tiesiog ten truputėlį pasiuvinėjai ir jau kitą spalvą reikėjo imti. O taip, zigzagas, tai čia tas kordingas, tas, 8 numerio krainikas buvo. Ir aš vietoj to, kad, pavyzdžiui, čia durčiau ir po čia išlyščiau ir taip eičiau kaip ir atbaliniu biesu, aš nusprendžiau pabandyti vėl su nematomu tuo įlį siūlų ir tiesiog kampukuose po 2 kartus taip pritaisiau, nes visur kitur, čia va matote, yra taip laisviau. Ir vėl, kad įtempimas kaip buvo, tai truputėlį geriau buvo. Bet jeigu ir truputėlį laisvesnis bus, man atrodo, nieko tokio baisaus nebus. Ir tik tai, kad va čia buvau įkišus, o čia ištraukus, nes ten nebuvo jokio tenai sujungimo, kad toliau eiti, tai ir taip ir gavosi. Tai šitą Z raidė gavosi 1100 su kažkiek, tai gavosi jų kryželių, tai čia įskaitant tos biesus, o šitam tik tai virš 500, taip kad skirtumas buvo nemažas. Ir tada nusprendžiau, kad jau pabaigtas visas, tai dadėti savo ne tik tai, kad inicialus 2 raidės, bet pilną pirmą vardą, nes toks didelis darbelis, galvoju, gerai bus irgi taip, kad kaip gaunasi kaip ir piramidė, čia buvo apie 5, po 3, o čia gaunasi kaip ir 1 eilutė. Ir iš pradžių buvau sumašiusi, kad 2018 parašyti čia, o 2023 čia, bet galvoju po to, kad gal bus per dideli tarpai. Tai ir nusprendžiau tik tai už baigiamuosius metus, čia su vienu siūlu, juodu irgi paėmiau, kad taip prisijungtų, kaip sakant, prie I raidės daugiau čionais ir įsirašiau va šitaip. Na ir aišku, ten keli buvo prancūziški mazgeliai įdėti. Tai štai kaip atrodo, parodžiusiu visą cielą darbą, kai aš truputėlį jį patvarkysiu, gal čionais palyginsiu ir peržiūrėsim tada visas raidės iš eilės. Bandžiau rašytis, kiek turėjau kiekvienos raidės kryželių padariusi, paskaičiavusi, bet ne visų raidžių buvau užsirašiusi. Perėjau per visus atgalinius metus, kaip sakant, nuo 18 ir tik tai praeitais ar 21 tik metais pradėjau po truputėlį rašytis, kiekvienoje raidė buvo. Bet tai nieko tokio, galėsiu tai papasakoti dėl įdomumo, pasižiūrėti, kiek kiekviena raidė turėjo ir ką tai reiškia. Tai štai nuėmiau nuo rėmo dabar tik tai ir reikės pasitvarkyti, nežinau kada aš įrėminsiu, bet taip senai buvau mačiusi cielą darbą atviniotą, kad buvo net keista pasižiūrėti. Taigi užteks tada su mano tuo, kaip sakiau, neatsilaikiau ir paprasčiausiai užbaigiau visą, nes galvoju, man to rėmo tenais 18 colių prireiks kokiam nors kitam darbui, nes dar žadu šiais metais kažką naujo tokio didesnio pradėti. Nu, nedidelio, bet vidutiniško, kaip sakant, dydžio. Ir man tas rėmas gali praversti. Tai tiek būtų su mano šio mėnesio pabaigtuku. Taigi pasiuvinėjau 3 dienas šį kartą, iš viso gaunasi 8 dienos ir štai kaip dabar viskas atrodo. Tai nepilnai gavosi 1800 dygsnelių ir kadangi aš nusprendžiau pridėti keletą eilučių, viršutinės tos eilutės dar 2 pridedu tos pačios spalvos, tai aišku, čia sagoje nebuvo tai kur pažymėti, tai aš jau net nebandžiau skaičiuoti, kiek čia galėjau pridėti, bet matosi, kad jau čia nes aš maždaug siuvinėjau nuo čia iki čia, tai kad jau čia galėjau dadėti, jeigu radau čia kur nors tokią pačią spalvą ar bent labai panašią, tai kai kur tiesiog panašią spalvą užsiuvinėjau, nes vis tiek tai turės pasislėpti po rėmų kažkada. Ir aišku, visą tą pusę aš jau užpildžiau, iki kur galėjau daeiti, va matosi grinai, kad čia jau tie 2 siūlai baigėsi. Ir ką galiu pasakyti, kad kažkaip tai šį kartą man labai lėtai ėjosi, labai daug buvo tokių ir pavienučių, čia tiesiog atrodo iškilęs būtų šitas gabaliukas, nes tiek buvo užbaigimų ir bandymų pereiti truputėlį, žodžiu, privargau čia, to vietoj atrodo, čia nėra ką daryti grinai, ar ne, bet džiaugiuosi, kaip viskas atrodo dabar, ypač kai dabar mano tos mylimiausios turkės spalvos išlindo ir matosi, kad tai ir toliau tęsis, čia jau tos plunksnos ir dar už kokių 4 stulpelių bus jau tas viduriukas visos eilutės.
Ir vėl atsikartos grynai, galim sakyti, tas pats kitoj pusėje, kaip ir veidrodinis variantas. Tai žinau, kad vėl truputėlį pasikankinsiu. Ir nusprendžiau pabandyti tuos vandeninius tuos tušinukus, tuos labai plonus ir paprasčiausiai pasižymėti viduriuką, kur susieina tos geltonos linijos, nes man kažkaip tai horizontaliai aš neturiu problemų surasti, kur yra tenais turi tas būti viduriukas, bet kai kur man kažkaip tai vertikaliai, va taip pat tiesiog pradingsta tas visas vaizdas, pavyzdžiui, čia nais irgi žiūrint. Tai, kad nereikėtų labai daug skaičiuoti, tai aš paprasčiausiai dabar ten pasižymėjau tose keliuose vietose pabandyti. Ir šį kartą, kaip sakau, bandysiu su išplaunamu tuo tušinuku tai pasižymėti, o vietoj to, kur aš naudojau su karščiu. Tai palikau čia nais tik tai toj pusėje, čia nais daidinėjau truputėlį daugiau ir nuimdavau, taip vėl bandau įvairiai, žodžiu, kaip visada. Ir šiaip, ką buvau suplanavus šiems metams, tai jeigu aš jį įsitrauksiu vėl gruodžio mėnesį, nes aš ją buvau pradėjusi, aš turbūt geriau sakyti, gruodžio mėnesį per savo gimtadienį, tai gal ir išsitrauksiu nors tą dieną, kaip sakant, atkartoti 1 metų gimtadienį jos Lilith. Tai gal truputėlį irgi pasivinėsiu, pažiūrėsim, kaip čia man gausis. Bet kažkaip nelabai ir kai tas man buvo sunku čia ir tiesiog jaučiasi tie iškilimai ir laiko nebuvo labai daug siuvinėti, nes mano dukra tai visokiausiose mokykloje klubuose yra ir mergaičių klubą tokiam yra dabar vis turi pomokyklinius tokius užsiėmimus, kur tiesiog bando mergaites padaryti daugiau pasitikinčias savimi, kad jos būtų tokios, galėtų kaip ir lyderės būti, tokio visokiausio pamokymo. Plus prasidėjo vėl įvairūs dalykai su NJHS, kaip mes vadiname, nacionalinė jaunųjų, garbės, kaip čia bendruomenė, kaip čia skaitytųsi, kur, kaip buvau minėjusi, jinai buvo, turi būti kaip ir pakviesta mokytojų grinai, kurie studentai turi gerus pažymius ir gerą charakterį. Tai su ta grupe dabar, kadangi jie daro įvairiausius projektus, tenais ir padeda kraujo gavimo organizavimui, kaip Raudonasis kryžius ten daro. Ir dabar reikia jiems, kaip sakant, darbo jėgos, kai mūsų mokykloje būna krepšinio žaidynės su kokiam kitom mokyklom ir jos grupė pardavinėja, kaip sakant, užėjimą bilietukus. Ten bent jau pinigus paima tam tikrus ir užkandžių tenais yra toksai kaip ir staliukas, jie ten pardavinėja ir dešreles kaitina ir popkorną daro ir atsigerti ir saldumynų visokiausių. Tai mano dukro tenais labai patinka su tuo maistu ten pardavinėti ir po kelis būna. Ir aišku, reikia visą laiką ten kažkur tai suaugusio, tai kadangi mokytojams nesinori visą laiką, kad būti, tai tėvų buvo prašoma ir aš pasisiūliau, tai iki 8 vakaro tenais mes prabuvom ir va, matote nuotraukas, kur kokį vaizdą turėjau grinai savo vietos tenais ir sakau, irgi vieną rytą jinai, kai išvažiavo autobusas mokyklinis, buvo 7:20 taip ryte, tai važiavau pasimti ją iš mokyklos 8 val. Vakare, galim sakyti, ir šiaip turėjo jai būti tinklinio irgi kaip ir treniruotė, bet jei jau kojos skaudėjo, tai mes nevažiavom treniruotė, nes nebus šį ir kitą savaitgalį jokių kaip čia vadinasi, prieš kitos komandos jokių žaidynių, nes padėkos diena artėja ir praeitą šeštadienį turėjom prieš 2 kitas komandas, vieną po kitos grinai po 3 žaidimus. Tai galvojau, gerai, tada galės pasilikti namuose, nors pailsėti truputėlį. Žodžiu, tai virš 12 valandų praleidau grinai mokyklos patalpose. Tai ir aš tenais tai važinėti, tai čia, tai ten, tai padėti, bet tai nieko, mes pabendraujame bent jau taip ir pajuokavome tenais ir su jos draugais.
Tai užtat mano tas visas siuvinėjimas taip truputėlį irgi mažėja. Na ir parodysiu, ką aš dar be savo Lilit pradėjusi daryti. Ogi taip įtemptai buvau pradėjusi, nors iš pradžių per visą mėnesį ten, jeigu karts nuo karto ten savaitę kokį 100 ar 1,5 kryžiukų pridėdavau šitam vyno gnomui, tai būdavo gerai, bet va paskutiniom keliom dienom grinai pasiėmiau, kai pabaigiau Lilit, tai grinai pradėjau jį siuvinėti ir va ką tik užbaigiau visus kryželius. Ant 16 kaunto čia tas medinis mano pats pirmasis dėklas ir sakyčiau, kad aš turbūt gal daugiau, bent jau ilgai nesiuvinėsiu ant medinio pagrindo, nes labai gražiai tie kryžiukai čia matosi, ar ne, guli, labai lygiai atrodo, viskas gaunasi. Bet man labai pastoviai buvo problema užkišti adatą, nes čia nėra grinai palaidų, kad laisvesni būtų tie siūliukai, tai man labai sunkiai užlysdavo ir reikėdavo to kaip ištraukti, kad galėčiau kur pagriebti aš tą adatą ištraukimui, tai žodžiu tenais ir su nagais stūmiau ir po to pakišdavau truputėlį pradžioj, kad tenais vos ne su nagu irgi tenais, kad tai su 2 rankom tiesiog traukdavau tą adatą ir stumdavau kartu, žodžiu, netgi su adata buvo ir sulūžusi. Ir jo, man tas buvo problema, užtat mano nugarėlė tokia ir negraži gaunasi, bet šiaip labai patenkinta šita schema, kad labai gerai buvo parinkti irgi siūlai, čia jokių blendų nėra, bet taip, kad palaipsniui keistusi tos spalvos, labai gražiai gaunasi, man čia labai patiko. Aišku, raudonoj truputėlį matosi čia, kad tas šviesesnis jums, bet šiaip va čia, kai pasižiūrint ir čia, žodžiu, labai gražiai pereina tiesiog. Na ir kas liko, tai man viską reikės apibendrinti, biesu apeiti. Aišku, viskas iš šonų čia bet ir va, kaip matosi, čia kad ir viduje reikės, ir tą užrašą reiks padaryti. Žodžiu, nežinau tiksliai, kiek bus biesoj, gausis man tų dygsnelių, bet turbūt nesustosiu, kol nepabaigsiu. Taigi, sugrįšiu pas jūs, kai jau šitas bus pabaigtas. Taigi, stūmiau, kol pabaigiau viską išsiuvinėti ir jau šitas gnomas yra pabaigtas. Tai pagal mano apskaičiavimus man gavosi 3190 tai maždaug kryželių. Ir kaip matosi, kad niekad taip nebuvau siuvinėjusi, jeigu jūs irgi nesate siuvinėjate, kad ne, pavyzdžiui, kaip ir trikampis gaunasi tas biesas, bet grinai pagal einant aplinkui, tai visos tos skylutės yra gražiai kaip ir uždengiamos. Nors schemoje nebuvo parašyta su keliais siūlais aplinkui siuvinėti, bet taip nusprendžiau, kad turbūt turėtų būti po vieną ir man atrodo taip ir gavosi. Ir matosi, kad čia jau kur ranka laiko tą vyną teliuskuojantį tokį, nors vynas nebuvo apibrėžtas, kad taip gal geriau, va kepurytė čia ir taip pat tas kaip ir ištraukti kur kamščiuką vyno ir taip vyno parašyti čia viskas buvo apvedžiota kaip ir vynuogės būtų. Ir nusprendžiau taip pat parašyti savo inicialus ir metus čia tai tipo gal kaip ir kad vynas, pavyzdžiui, būtų, kada kieno pagamintas. Ir neužbaigiau aplinkoje, matosi tie siūlai dar gale, o nugarėliai nieko neužbaigiau apkarpyti, tai darysiu, man atrodo, kai uždengsiu, kaip sakant, kitą pusę. Nenusprendžiau dar, kaip aš noriu ten užbaigti, ar su medžiaga kokia, ar su tuo filcus, kaip tenais vadinasi lietuviškai. Bet žodžiu, mano pirmasis nykštukas užbaigtas ant medinio tokio storo, grinai gaunasi medžio gabalo. Tai va. Ir tada aš krojusiu tašes, nes su dukra ir šuniu antradienį jau vėlai po pietų, nes mokykla pasibaigė, išvažiavom į šiaurės link tenais, kaip ir gaunasi Ilinojaus pasibaigė ir Viskonsino valstija prasidėjo pas vyro sesę ir ten gaunasi vos ne kaip pusiaukelė susitikti su visais mūsų abiejų šeimų vyriškiais, kurie buvo medžiotojų kabinoje, ten irgi 5 ar 6 valandos dar šiauriau. Jie kaip tik grįžinėjo ir mes nusprendėme, tai kaip visada, padėkos tada dieną atšvęsti taip kartu. Ir kadangi šitą jau buvau pabaigusi, nusprendžiau pasiimti savo tą
šilkunšik nutcracker, lietuviškai vėl pamiršau, kaip riešutų tą gliaudėjai, ten truputėlį tik pasiuvinėjau, bet buvau pasiemusi šitą, galvoju, kaip tik va padėkos dieną su kalakutu. Jeigu aš pradėsiu jį, tai bus gerai, jeigu ne, tai narkas. Tai čia schema yra ponas ir ponia tipo skanumynai pagal Lindy Stitches ir buvau šį nusipirkusi ar praeitais ar užpraeitais metais Needlework galerijoje. Ir ne visko turėjau, bet išsitraukiau tai, ką turėjau. Ir taip pat reikėjo va tokios medžiagos, kad galvoju kažką panašiaus, gal pasiimsiu, matosi Gentle Art ir Weeks Day Works ir vienas buvo DMC siūlas tipo. Tai aš važiavau jau antradienį vėlai vakare, tenais, nes trečiadienį maždaug pusvalandį nuo jos yra tas Black Cat Stitchery, tokia siuvinėjimo grinai parduotuvė, juodos katės siuvinėjimas, kaip ten skaitosi. Ir jinai buvo kaip tik trečiadienį prieš padėkos dieną keliom valandom atsidariusi ir nusprendžiau apsipirkti. Turėjau savo didelį tą sąrašą, kur tenais ir medžiagos, ir visokiausių siūlų reikėjo, ir tame tarpe šitam. Tai štai ką per kelias dienas išsiuvinėjau ant savo to kalakuto. Tai matosi, kad čia jau buvo pati pradžia, aš aišku medžiagos nespėjau nei apsiūti ir kai kuriuos aš siūlus pakeičiau, ne tos kokie grinai buvo, nes aš kai turėjau, galvoju, man pravers ir taip pakeletą, bet tai po truputėlį pradėjau siuvinėti, dar adatą netgi palikau. Ir pažiūrėkime, ką dar nusipirkau. Visų pirma, čia yra truputėlį kitokia medžiaga. Čia yra, jeigu pasieksiu, va tokia Mystic Fabrics Brain Fog tipo smegenų rūkas tipo ir nusipirkau Fat Quarter, nors tiek nereikėjo, bet sakau, vis tiek čia nieko tokio. Tas originali medžiaga, tai truputėlį ten tokio gelsvumo, rusvumo, ar kaip ten turėtų. Nu, žodžiu, panašiai kaip jeigu aš šitą medžiagą truputėlį įkišiu trumpam labai į kavos arbatos mišinį ir gal aš tai irgi padarysiu, nežinau tiksliai. Bet nusipirkau šitos medžiagos gabalą. Toliau einam pažiūrėti, ką aš prisipirkau nemažai. Ja tenais prikankinom, ieškodamas visokiausių dalykų, jinai labai buvo padedanti surasti viską, ką reikėjo, nors nebūtina jie buvo, nes jinai man ten ir medžiagas kirpaliojo, o mes, jeigu ko nerandam, užklausi, kurioje vietoje ten, kad parodytų pirštu, bet jinai nubėga tenais vėl mums suieškoti. Žodžiu, šitie du tokie yra kaip ir siūlai, nes siūlai spec gaunasi. Tai čia iš tokiam žurnalui, kur ten su spec dygsneliais ir visokiausiais įdomiais siūlais. Tai čia būtų kaip ir, ne kaip ir velvetas, kaip ten gauna, zomšas, man atrodo, gal daugiau išsiverstų. Toks įdomus labai siūlas, kaip pusiau rajon gautasi, medvilnė ir poliesteris turbūt. Ir taip pat toksai bravo yra, kad tipo čia yra pilnai medvilnė, bet atrodo kaip 12 perlė cotton būtų. Vienas toks irgi labai įdomus siūlas. Niekad aš su juo nesu dirbusi, taip kad parodysiu gal kaip einasi. Bet čia yra iš 4 tipo sudėtas, ne pavyzdžiui iš 6, kaip DMC būtų. Taip pat tokia yra keletą, kur mano antras pabėgo. Žinau, turėjau 2 tokius Averesuo siūlus. Gal nukrito, žodžiu, vienas buvo žalias, kitas va toks raudonas ir bus šitokie reikalingi Jesnen siūlai kalėdiniam darbui. Ir kreinikas, va čia va kur yra naujo darimo kreinikas, o šitie yra senesnio darimo. Ir matosi, kaip špulės atrodo kitaip. Aišku, parduotuvės nemėgsta tų didelių, nes jau netaip telpa gerai kaip visi šitie, bet turbūt jie, nežinau, ar Kreinika kompanija grįž į tuos, nes ten liktai mašina buvo jų viena sugedus ir kaip jie darė ten COVID laiku tas kaukės, ten tuos šniūrus, ar kaip tenais tai naudojo tokias didelės mašinas, kad su špulėm būtų, tai ir taip ir paliko. Ir taip pat jie pradėjo visas, kai būna anksčiau, pavyzdžiui, čia raudonas, toksai pažymėjimui būtų ženkliukai ar ne.
skirtingų spalvų. Tai dabar viskas yra baltai, tik tai, kad va čia pasikeičia, tai jiems greičiau viskas taip vyksta. Na ir aišku, visokiausių Gentle Art ir Wix Their Works, ir kur reikėjo kažkiek šitam darbui, įvairiems kitiems darbams reikės daryti. Va čia visą tokią kolekciją va prisirinkau. Grinai pagal savo sąrašą ėjau. Vieną tik tai nusipirkau schemą, tai čia Victoria's Sampler, galvoju, neturiu aš nieko per daug rudeniško, tai čia toks vėl įdomus bus, aišku, ilgas. Ir šitas yra neįrėmintas, o kaip ir medžiagų gabaliukus susiūtas, toks tai pakabinimas, su spec dygsneliais, su per vieną va čionais siuvinėjimą bus, įvairiausių ir biesų, ir pull threads, kai būna patemptų, ir hardangerių tų. Gaila, kad jinai neturėjo tų, kai būna pokaičianais, grinai viskas sudėta, nes ten ir šilkiniai siūlai yra sudėti, sukarpyti kiek tik tai reikia. Ir jeigu nerasiu kur nors, reikės man tada po truputėlį atskirai irgi juos perkaliotis. Na ir čia matosi, kad jau kokie skirtingi yra dar dizainai, tai mane tai irgi domina šita rudeninė dėžė, tokia dangtis, kaip sakant, pagrindė. Ir aš ten turiu dar keletą kitų iš Victoria's Samplerio dizainų. Ir čia labai viskas gražiai, matote, kokia didelė schema yra. Viskas labai gerai apžymėta ir aprašyta, taip kad vienintelis va toks. Nežinau, turbūt gal kitais metais nepradėsiu, bet kas čia jau žino, ar ne? Na ir dar medžiagų prisipirkau, tai be šitos. Jinai turi tokius popieriukus, va, kur parašydavau kokią medžiagą, o aš tenais kokiam projektui, ten greitųjų tenais belė kaip, tik tada susirašiau. Halloween Hawk Ron Hollow, aš kiekvieną tą gabaliuką atskirai siuvinėsiu ir tada galėsiu tai man kaitalioti. Žodžiu, parodysiu, kai pradėsiu, bet tai reiškia, kad man daugiau tokios medžiagos reikės. Tai čia 40 kaunto Picture Display Legacy gaunasi. Po to 36 čia yra antikinis baltas linas irgi. Fatcore gaunasi. Edinburgh. Po to R&R pats brangiausias medžiagos gabalas. Vos ne dvigubai gaunasi negu kitos kokios nudažytos medžiagos. Tai man čia Fat Half, tai kaip čia pusė gaunasi, tokia dažyta kaip ir kavos. Bet grinai va medžiaga kokia gaunasi yra. Ir čia bus dviem sampleriams tokiems. Vienas iš jų yra Julia Punti. Po to čia toksai Prairie Moon, aš planuoju šitą naudoti. Tai matosi, va čia grinai viena pusė atspausdinta, o kita va pusė čia išvirkščioji, kaip sakant. Ir va čia tokia yra 28 Smoky Pearl vadinasi. Čia kaip tik va bus vienam iš Victoria's Sampler. Tai va 1, 2, 3, 4, 5, 6 gabalai medžiagos buvo nupirkti. Ir sakau, gal spėsiu ir kalėdų metu irgi tenais užsukti. Gal atsinaujins mano kažkiek tai sąrašas, ko reikia, arba galėsiu tenais parašyti, kad jinai užsakyti iš anksto tenais ar spec kokių tenais siūlų, ar kokios dar medžiagos, kad galėčiau paprasčiausiai žinoti, kad pas ją bus. Tai tiek va prisipirkau. Na, o taip kalėdos gražiai praėjo, gerai pavalgėm, bet kitą dieną pastebėjau, kad mano šuo taip kažkaip tai vieną koją prisisaugo ir jisai pradėjo ten inkšti tiesiog ir nelabai gerai pramiegojom naktį, o jau kitą dieną šeštadienį ryte už pusvalandžio kelio ten yra, kaip ir būna, ne greitoji pagalba, bet gyvūnams toks punktas ir ten jį ilgiausiai pralaukėm, aišku, bet patikrino jam ir ten kraują paėmė, žodžiu, kad jiem, kaip ir mes galvojam, kad gal pasitempė jisai, ar ne kaip alkūnė būna, bet kaip ir pažastis priekinės letenos prie kūno, nes ten prisiliesti jisai tenais suinkšdavo tiesiog. Bet matomai jisai labai gerai gali atlaikyti skausmą, nes kai reikėdavo bėgti kur nors, jisai bandydavo vis nulėkti, po to stovėdavo pakėlęs leteną ir inkšdavo. Tai pridavė jam, kad vaistų nuskausminamųjų ir raumenims ten tiem visiems liepė, kad ramiai kur pabūtų, bet
kai kurie vaistai gal ir gali biškį migdyti, tai užtat sėdėjau mašinoje tas 5 valandas plus kol parvykom namo, nes man būtų reikėję jį įkelti ir iškelti iš mašinos, o jisai nemažai sveria, tai nežinau, kiek čia gaunasi 58 kaip ir svarai amerikietiško, čia tai gal dvigubai. Ir parbėgo dabar pas mane. Žodžiu, vėl antrą naktį čia praleidau namie ant sofos, kad jisai nelakstytų paskui mane laiptais aukštyn, kad kuo ramiau būtų. Bet regis jisai jau daug geriau jaučiasi. Gal ir vaistai tie padeda, ne taip skaudžiai, bet su letina viskas gerai. Taip kad daug skalbimuose, galim sakyti, bernai tenais praleido, kaip ir atrodė kaip iš laukinių laikų, nei su barzdomis visi ir apkiautė tokia iš miško atgrįžę, tai ir skalbtis daug reikia ir pavalgyti, bet labai patenkinti. Ir pagaliau galėsiu sėsti prie kažkokio tokio, negu tokių mažiukų darbelių pasiuvinėti. Nenusprendžiau dar ką išsitrauksiu, bet man reikia čia visą tai susidėti į reikiamas vietas, maišiukus, projektus ir pažiūrėsim, ką tada išsitrauksiu kito. Taigi mano ponas skanumynas jau yra pabaigtas ir pagal mano skaičiavimus tai gavosi 1679 kryžiukai ir tai įskaičiuojant biesanų, kaip visada tenais per pusę kryžiuko gaunasi ir mano inicialus čionais su metais. Ir taip truputėlį čionais irgi buvo tos linijos padarytos bieso. Ką galiu pasakyti, labai lengvai palyginus siuvinėjusi ir tik kadangi aš turėjau kiusnapą grinai prie pat vos tilpo, tai man truputėlį buvo, kai įtempta, sunkiau dirbti pačiuose kraštuose, bet su tai kaip sakant, viskas susėjau. Šita spalva neatrodo, kad čia murzina neturėtų būti, nes rankas aš stengiausi laikyti labai švarias, bet čia, kadangi tas oatmeal kaip yra vežiniai dribsniai skaitosi siūlas, tai man atrodo, čia paprasčiausiai spalva tokia gaunasi truputėlį pakeista. Ir tas pats gaunasi ir apačioj. Ir dvi spalvos čia buvo pasikeičiančius tuose rėmuose. Žalia spalva tai buvo šitas žalumynas, kaip ta galvelė moliūgo. O moliūgą, kaip buvau nusprendusi siuvinėti, tai kaip ir zigzagiškai dalinai padalindavau didesnės dalis ir nesiuvinėjau, nes aš kiekvieną kryžiuką užbaigdavau, kad paimti sekantį kryželį ir padariau zigzagų, pavyzdžiui, į viršų, ten truputėlį paėjau ir po to atgal užbaiginėjau šitą dalį ir tas pats va čia. Ir man atrodo, taip geriau gavosi, negu kad būtų linijos tiesiog va taip eitų. Nors ir po vieną uždarant. Jum iš vis šiandien truputėlį tamsiau matosi, negu kad man gyvai visos tos spalvos. Šiaip gal būtų fainiau buvo pakeisti man į truputėlį ryškesnę spalvą kalakuto kaklą ir tą, kur kaba tenais pas jį. Bet vis tiek gerai atrodo toks tai burgundinis atspalvis. Ir kai jau šitą baiginėjau, tai pastebėjau, kad buvau pamiršusi praleisti vieną langelį va čia tarp šitų dviejų V raidžių. Tai kadangi aš buvau su vienu siūlu čia užbaigusi ir su kitu čia, tai man reikėjo du siūlus atsargiai tenais atardyti į kitos vietos ir viską persiuvinėti iš naujo. Bet viskas pasibaigė laimingai, kaip sakant, ir štai kaip atrodo mano ponas skanumynas ir nežinau, kada aš jo ponę išsiuvinėsiu, ar šiais metais, ar paliksiu gal kitai padėkos dienai ir tada gal irgi pagalvėlės, o ne į rėmus darysiu, kaip pagalvėlės buvo, kaip nuotrauka įdėta viso darbo, gal taip ir paliksiu. Ir nežinau, žodžiu, kaip pilnai užbaigsiu, ar irgi pilnai užbaigsiu šiais metais, ar palauksiu, kol jo pane bus išsiuvinėta, bet pažiūrėsim. Sunkiau taip truputėlį buvo man pereiti, nes aš neužbaiginėjau kiekvieną iš tų atskirų siūlų. Aš stengiausi
pratempti ir ten užkabinti, kad nebūtų palaidai kitoj pusėje ir kad nesimatytų iš priekio. Tai man atrodo, gan neblogai gavosi, nieko čia nesimato, nes ypač kadangi čia yra 32 kaunto medžiaga. Ir nemažai man dar liko tos medžiagos, taip kad paliksiu gabaliuką, aišku, jo poniai. Tai tiek su mano kalukutu. Ir kai tą pabaigiau, tą patį vakarą nusprendžiau toliau tęsti savo riešutų gliaudytoją. Ir ką tik pabaigiau, tarapara. Ir šitas gavosi daug daugiau pagal kryžiukų skaičių. Tai pagal mano skaičiavimus yra 4559. Ir bent jau kryželiais, nes kaip matote, tai čia... kaip man čia vis tamsinam. Taip pat parašiau savo inicialus ir metus. Kodėl atvirkščiai tai padariau, o ne čia pirmą inicialai čia, o metai čia, nes kadangi jisai taps tokiu kaip ir apvaliu ir kai dvi linijos susijungs, tai metai tada čia pasirodys, kai bus viskas susiūta vienoje vietoje čia ir tada viskas normaliai atrodys šitaip. Tai va matosi visi tie blizgučiai, viskas buvo apvesta, labai daug bieso. Ir ten tik tai, kadangi senesnis tas žurnalas buvo, pažymėjimai apvedimams buvo 2 spalvom, bet ne tik 2 siūlais, ten buvo prašymas, kur kokiais siūlais naudoti. Bet ne viskas buvo, kai kurios vietos buvo su 2 siūlais, kitur net nepažymėta, tai ten nusprendžiau aš naudoti tik tai 1 siūlą. Ir čia viskas apvedžiota yra grinai, kiekvienas, atrodo grinai dalykėlis. Ir čia to antpečių irgi tos linijos buvo padarytos. Ir tie dantis taip tokie dideli atrodo. O va čia tie blizgučiai, tai nėra kiekvienas apvedžiotas, kaip atrodytų tiesiog, bet buvo tiesiog apibrėžta iš išorinės pusės ir taip kažkaip tokias susidaro toks vaizdas, kad buvo kiekvienas atskirai apdarytas. Ir tai pažymė daugiau. Ką daugiau galiu pasakyti, reikės po to tenais kaip ir filco ar ko nors, kai viskas susiūta viršui ir tenais bent jau kaip pavyzdį parodyta, ten su tokiu dideliu karoliuku tenais reikės prisiūti po to pakabinimui. Bet štai kaip atrodo, labai patenkinta, kad irgi jį pabaigiau, nežinau, tik būtų labai fainai iki šių kalėdų ar naujųjų metų ir jį pilnai užbaigti. Bet pažiūrėsiu, bet va, štai per 2 dienas pabaigiau, šitas aišku irgi tenais ilgiau truko, bet 2 dienų laikotarpyje padariau 2 pabaigtukus ir galiu juos pažymėti jau iš mano darbų sąrašo kaip užbaigtus. Na ir kadangi jau yra mėnesio pabaiga, kaip visada mėnesio pabaigoje aš stengiuosi dirbti prie savo mergaitės vaiduoklės, ar merginos vaiduoklės, nemokama Anayaki schema iš VK grupės ir mano yra čia tai didžiausias pagal dygsnelių projektas ir siuvinėju jį aš ant 25 kaunto LKS medžiagos, be jokių papildomų braižymų. Ir štai kaip kol kas atrodo, primenu, kad pirmą eilutę kaip ir buvau padariusi, matosi tos vaiduoklės jau čia kaip ir plaukai. Ir nusprendžiau po to eiti kaip ir per visą rėmą čia maždaug iki pačios ir idealiausia būtų kiekvieną mėnesį dabar kol kas siuvinėti po 3000 dygsnelių, bet tai nežinau, ar bus įmanoma, žiūrint, kiek labai keisis spalvos, nes tokios labai niūrios dar kol kas yra ir taip liks kurį dar laiką, kai aplinkui siuvinėsiu. Bet čia jau matosi plaukų sruoga, šita va tokia klaidžiojanti ir truputėlį va čia jau pačioj irgi prasideda tie tamsumai plaukų. Ir visą laiką, aišku, reikės jį žiūrėti taip daugiau tą darbelį iš toliau, o ne iš arčiau, nes kai pradedi žiūrėti iš arčiau, tai čia nesąmonės tokios atrodo gaunasi, bet viskas yra, kad bendram vaizdui. Tai nežinau, žodžiu, nes aš paimu kokį maždaug teritoriją ir toje maždaug tenais vietoje pradedu siuvinėti, paimu nuo krašto vėl ir toliau pildau ir po to paimu kitą vietovę ir taip toliau, žodžiu.
Stengiuosi nepalikti kabančių jokių siūlų, čia truputėlį vidury tik tai turiu, tai kai daeisiu kitos vietos, aš tada juos užbaiginėsiu, nes matote, kaip čionais buvo užbaigta. Bandau įvairiausius stilius, mano šitas pirmas 25 kaunto irgi siuvinėjimas. Tokios medžiagos jau kaip ir iš anksto sužymėtos, bet man kažkaip visą laiką sunkiau būna rasti vertikalius, nes čia per du kryželius čia būna nudažyta, man kažkaip sunkiau matyti vertikalius vietoj horizontalių, kur susieina, tai kartais reikia truputėlį iš kito krašto tai pažiūrėti, bet kol kas stengiuosi per daug nežymėti nieko. Žodžiu, visaip įvairiai bandau per visus darbus įvairiausiais būdais pažiūrėti, kaip man įdomiausia gausis. Tai žodžiu, pažiūrėsiu, kiek man čia gausis ir tada aš ateisiu pas jūs jau su truputėlį padidėjusiu darbeliu. Na ir per tas, kiek čia 3 dienas pasiuvinėjau gan neblogai, virš 4800 man gavosi dygsnelių. Ir man atrodo, matosi jau pasikeitimai. Tai pagrindė, čionais šitoj vietoj čia siuvinėjau labai tokiais tamsesniais, jau daug atspalviais, mėlynų tokių kaip ir neivi, super tamsiai mėlynos spalvos čia pasirodė ir kai kur netgi tokios visiškai šviesios, bet margumynė taip viskas susigeria. Ir truputėlį buvau vieną ten spalvą ar kiek ten paėmusi, čionais blendukas buvo užpildyti čia tą teritoriją, kad nebūtų taip labai išmėtyta. Aišku, čionais daug man buvo irgi išmėtytų, nes buvau paėmiau siūlą ir pavyzdžiui siūlas buvo pasibaigęs apačioje grinai, ten grinai, va čia buvo paskutinis toks siūliukas užlindęs, tai turėjau pastumti tiesiog medžiagą, kad galėčiau tą siūlą pradėti tenais ir taip kopiau į viršų ir čia taip bangom tiesiog eina. Tai arba kai užsibaigdavo tas simbolis, ir tenais po to eidavau tenais čia toliau, arba kai užbaigdavau siūlą ir tada paimdavau kitą tenais iš krašto ir vėl toliau pildžiau. Tai matosi palyginimui su ta plaukų sruoga, čia matosi šitas yra, ne? Ir jau visi tie tamsumai prasideda čia ir bus labai įdomu, kaip atrodys šita butterfly, šitas drugelis. Tai bus labai daug tamsio atspalvių ir aišku, čia toliau po truputėlį, jeigu nori greičiau pasiuvinėti, ką nors galėsiu papildyti, nes čia, man atrodo, per daug nieko nepasikeis. Tas atspalvių ta maišynė čia ir pagrindas tai viskas susiteiks čia ir kažkiek tai, nežinau, gal toliau irgi tęsiu plaukus čia jos jau gruodžio mėnesį, bet kol kas labai patenkinta, kaip man čia gavosi šitos kelios dienos prie šito darbelio, gan greitai siuvinėjusi. Taip, ir pabaigai truputėlį dar apie kaip ir gyvenimą. Tai aš buvau, neprisimenu, ar buvau pasakojusi ankstesniuose klipuose, kad buvau išvažiavusi į St. Louis'e, tenais tokia parduotuvė vadinasi The Sign of the Arrow, tai gautasi kaip ir ne rodiklės ženklas, bet arba rodiklės ženklas, nes arrow gali būti kaip ir rodiklė, arba kaip strėlė ženklas, kur ten pagrindė nesiuvinėjimo produktai, bet yra 24 kaunto medžiaga. Tai tokį 1,5 jardo nusipirkau, tokį ruloną man atkirpo tą canvas ir jie turi visokiausių spec siūlų ir tų nudažytų canvas, kur aš nepasiruošusi dar siuvinėti, ten pagrindė, kaip būna needlework gaunasi parduotuvė ir papildomai taip pat jie turi visokiausių ten kaip ir dovanėliams padarytų daiktų, ten papuošimų ir tuo jie įdomus, kad jie viską, galime sakyti, ten vietinėms pagalbos reikalingoms grupėms siunčia tuos, ką jie ten pagrindė uždirba. Tai ten, kur dirba, tai menedžerė, pakalbėjau ten ir man leido pafilmuoti. Tai gal aš padarysiu trumpą tokį atskirą video, ten turbūt bus viskas anglų kalba, bet video nereikia tenais suprasti ir nuotraukose galėsite pamatyti, kaip įdomiai ten yra. Ir nusipirkau ten dar kai ko, bet parodysiu, kaip sakiau, atskirai gal. Ir
Taip pat mano dukra buvo pasakojusi, kad yra tokių mergaičių grupiai, kur ten skatina mergaitės būti savim labiau pasitikinčiomis ir kaip ir gautųsi kaip ir lyderių tenais tokioje vietoje. Ir jos ta grupė rinko kaip tik dovanėles, naujas tenais nepradarytas tokiuose dėžėse ir savo per 2 mokyklas. Ir šią savaitę kaip tik jos vežė į St. Louis kardinolų, ten beisbolo tos grupės komandos patalpas, surinko, vežė visus tos surinktus žaisliukus įvairiausius, dovanėles ir susipažino su tokiu šunim, kuris visas tas dėžes išuostė, kad ten nieko nebūtų ten sprokstančio ar kažką tokio blogo. Labai patiko dukrai mano tas šuniukas, ten 11 metų ar kiek ten yra. Ir gavo dovanėlių tenais Build a Bear Workshop, kaip ir ten parduotuvės tokios yra specialiai ten moluose, kur išsirenki kokie ten charakteriai, veikėją, pavyzdžiui, tenais iš multiko ar ko nors, ir jie ten vietoje grinai prikemša tuos žaislus ir ten gali tau individualiai tenais ką nors ten pridėti ar nepridėti, žodžiu, šiaip tokie brangus yra daikčiukai, bet gavo jie tokius šuniukus ir ten dovanėlių su tokiu kardinolu žaidėjų ir gavo kakavos karštos ten išgerti, nors kaip tik nebuvo labai šalta. Sniego dar nesam matę, kol kas tik tai lietaus vakar pliurijo, tai visiškos pliusinės temperatūros, ten nežinau, kiek ten gaunasi 10 laipsnių ar kiek ten. Ir patiko jai tenais, tai pridėsiu nuotrauką, keletą nuotraukų, ką jin čia gavo, jinai nenorėjo ten pozuoti ir savo nuotraukų čia video dėti. Ir tai ką, taip pat, kai reikėjo vakar čia ją vežti, kaip tik paskutinį mėnesio dieną, jin turėjo praktiką, tą tinklinio treniruotę, kaip sakant. Tai kadangi aš biškį užsigavau kelieną, negalėjau nebėgioti, nei vaikščioti, tai buvau pasiėmusi šitą knygą. Aš jos atskirai nerodysiu ten tų video kaip vertimą, nes grinai vien tik tai yra schemos įvairiausių žodžių ten raidžių. Tai ir su pagražinimais, ir tokiais dideliais, ir aišku yra didelės ir mažos raidės ir skaičiai, bet man reikėjo tam vestuvių biskornių ten grinai, kai būtų biesų apraižyta, buvau nusprendus taip daryti, tai ten grinai tik tai 2 lapai buvo, arba puslapiai grinai su tokiu šriftu, tai aš susibraižiau tokį grafinį popierių, grinai turiu langučiais, tai ten nusikopijavau sūnaus ir jo sužadėtinės vardus ir ten datas jų ateinančių vestuvių, tai jau galėsiu dabar pasižymėti ant medžiagos ir pagaliau siuvinėti. Bet sakau, šitokia įdomi knyga gavosi. Iš bibliotekos buvau pasiėmus, tai kol aš laukiu jos treniruočių pabaigos, tai šitą nusikopijavau ir buvau pasiėmusi Ledi portretą, ten 92 tik kryželius pridėjau vienos spalvos, bet jum tiesiog nerodysiu, nes man atrodo nebus paprasčiausiai įdomu. Tai tiek šį mėnesį, palyginus neblogai, truputėlį mažiau, aišku, gavosi kryžiuko negu praeitą mėnesį, bet buvo padėkos diena ir su šuniuku savo čia, dabar jisai normaliai vaikšto, bet kažkaip tai dabar jisai taip nepuola valgyti, kaip anksčiau būdavo, vos tik paminėk maistą, jisai puola tenais ir per minutę viskas tiesiog sutraukia kaip per dulkių siurblį, o dabar taip palieka ir nebėga kažkaip prie maisto. Suvalgo vėliau, bet kažkaip tai keistai. Tai užtat per daug siuvinėti nebuvo, o gruodžio mėnesį, man atrodo, nematysite daug tokių kryželių per daug. Aišku, ten kažkiek siuvinėsiu, gal bandysiu ką nors dar pabaigti, bet noriu daugiau kažkaip tai susikoncentruoti savo šito kambario pasiorganizavime didesniam ir FFO, kaip ir pilnai užbaigti ir ornamentus ir ten kitus tenais darbelius, kuriuos esu išsiuvinėjusi ir grinai taip guli, kaip sakant, rulonė. Tai pabandysiu tame susikoncentruoti gruodžio mėnesį ir tikiuosi jums irgi patiks taip matyti, nes aš labai retai kažką tai pilnai užbaigiu, tik pagrindėsiu siuvinėju, ar ne? Ir aišku, gruodžio mėnesį bus planavimai kitų metų.